Labas rytas visiems parodos lankytojams. Tai šiandien mes būsime tie, kurie trukdys visiems normaliai dalyvauti parodoj. Ir kalbinsim visą dieną specialistus, savo srities specus, kurie galės atsakyti tiesiog labai žmogiškai, paprastai, pagal savo sritį į tam tikrus klausimus. Tai pirmasis šiandienos pašnekovas yra Vytautas, kuris atstovauja UAB Eivuda. Tai Vytautai, ką daro Eivuda? Taip trumpai, kad suprast. Medinės konstrukcijos. Projektuojame, gaminame, atiduodame užsakovui, montuotojams. Tai sienų karkasai, tai stogo konstrukcijos, tai tiltai, liepteliai, tai viską, ką galite įsivaizduoti iš medžio. Ok, gerai, vieną raktinį žodį Vytautai paminėjot, tai yra projektuojat. O tai dabar toks kvailas klausimas. O tai ką, projektuotojai neprojektuoja? Turime ne architektai, kurie rengia techninį projektą žmogui. O tai kam jūs dar projektuojat tada? Architektai parengia vizualizacijas, kaip tai turi atrodyti. Mesgi skaičiuojama visas apkrovas, vėjo, sniego, kad tai turi būti tvirtas statinys, tai negali būti tik tai, sakykime, iš piešinuko ir toks padarytas. Labai dažnai būna, kad pagal architektų tos brėžinius ima ir daro žmonės ir tada labai daug klausimų kyla statybos eigoje. O kaip mazgai, kaip sutvirtinimai, kaip viskas. Tai šitas mūsų konstruktoriaus projektuotojo pagalba viskas yra jau brėžiniuose pateikta. O dar yra toks, nežinau, mitas, čia ne mitas, nuo senai jau sklandantis, kad namą, pastatą reikia pradėti projektuoti nuo stogo. Kaip paties nuomonė? Tikrai taip. Tik nuo stogo. Tada sutaupoma yra daug lėšų. O kodėl? Kur čia ta razinka yra? Nes, žiūrėkit, suprojektuojam namą, bet vis tiek apkrovas į pamatą skaičiuojam pagal stogą. Tai gal pradėkim tą stogą, įsivaizduokim iš pradžių jį, tada paskirstom tą stogo apkrovas ant sienų, ir pasirodo, kad daug sienų išvengiam, kad jas daryti nešančias, jas darom tik per tvarinės. Tai automatiškai susitaupo ir pačių sienų istorija, ir pamatų nereikia tiek daug. Visą tai užsakovo pinigus. Aš galiu irgi pagal savo namo pavyzdį pasakyti, pavyzdžiui, pas mane vidury namo yra metalinė kolona, tiesiog kuri laiko medinės gegnės, sakykim taip, nes tuo momentu dar nepažinojau Vytauto, negalėjau patart, kad reikia. Tai pavyzdžiui, dabar jeigu norėčiau padaryti remontą, perplanuot patalpas, tai man niekaip neišeina, nes vis tiek stovi ta kolona vidury. Kolonos negalėtumėt pašalinti, nes tai yra, nešanti konstrukcija ir... Tai santvaro atveju, aš kaip suprantu, aš galėčiau turėti šokių salę, ar ne, didelę erdvę, be jokių tarpatramių, kažkokių ne tai, kad tarpatramių, be jokių atraminių konstrukcijų. Dažniausiai gyvenamus namus tai iki 12 metrų tarpatramio nuo sienos iki sienos ir projektuojam, kad jokios vidury kolonos, sienelės, sienos nebūtų laikančios, kad esant reikalui viską, tik namo perimetrą palikai, viską išgrioviai, per naują pastatei. Gerai, o dabar ar yra kažkokios specialiosios sąlygos, pavyzdžiui, kur turėtų jūsų santvaros kitaip būti montuojamas? Kaip pavyzdį, nežinau, ten galbūt kažkoks turi būti specialus paruošimas sienų. Ar yra skirtumas, tarp gegnių paruošimo ir santvarų? Ne, tikrai nėra. Įmamas tos pačios standartinės sienos, ar jos gali būti medinis karkasas, mūrinis, išlietos monolitinės betono sienos. Netgi ant senų renovuojamų pastatų, senos fermos, kur senos plytinės sienos, tai dedama aplinkui tiesiog arba medinį, arba gelžbetoninį žiedą ir viskas, stogo konstrukcija ant viršaus auga. Ok, gerai, tai mes turbūt čia labiau kalbam apie šlaitinį stogą, ar ne? Taip. O ar gali būti iš santvarų plokščias stogas, sutapdintas stogas? Taip. Vis dažniau ir dažniau gaunasi šlaitinių, gaunam užsakymų gaminti šlaitinius stogus, projektuoti ir tiekti užsakovams tuos nešlaitinius, sutapdintus plokščius stogus.
Tai šitoj vietoj, jeigu lyginti su perdengimo plokštėm arba ten su kažkokiom sijom, gelžbetoniniam ar metaliniam, tai mūsų stogo konstrukcijos kaina ta pati yra. Bet užsakovai gauna iš karto priedą. Kartu su konstrukcijom yra suprojektuotas ir padarytas perimetro parapetas. Stogo viduje yra suformuoti jau visi nuolydžiai. Ką reikėtų šiaip daryti vandens nutekėjimui. Ir įlajos turbūt, ne? Jūs ir įlajos paliekat. Įlajos. Jeigu užsakovas žino, kur bus vandens nutekėjimas, tai įlajos jau yra suprojektuotos ir viskas padaryta. Tai ir dar nemažiau svarbus dalykas yra šiltinimas pats apie 20–30% pigesnis. Nes šiltinimas dedasi kaip paprastam šlaitiniam stogui ta vata, ne kieta, neprilydoma danga, o paprasta minkšta vata. Ok, nu taip, nes jinai maždaug 3 kartus pigesnė už kietąją vatą. Supratau, o dabar dar klausimėlis, dabar kokios tos santvaros būna, nes santvara, aš net gal ir įsivaizduoju, ar ne, čia kažkas yra ir panašu, ką mes matom, tą apatinę. Taip, apatinė visą perimetrų eina, sakykime, kaip gali būti to sutapdinto stogo. Tai tokios tiesiog irgi santvaros, kas kažkokį tai žingsnį dedasi, kokį jūs suprojektuojat, ir jos iš karto gali būti su nuolydžiu, ar ne? Nes čia dabar yra lygios. Taip, jos gali būti viena į 2 pusės nuolydis ir parapetas visą tai paslėpia. Iš išorės jūs matot tik tai tiesiog parapetą ir kad... Jo, o jeigu mus riboja aukštis, tarkim, mes negalim išauginti konstrukcijos, kaip šiuo atveju, nes čia jau koks 60 cm greičiausiai stogo konstrukcija gautus. O ar galim, pavyzdžiui, naudoti dvitėjas, pavyzdžiui, medinės sijas? Jūs tokias gaminat, negaminat? Ne, dvitėjų mes negaminam, mes, sakykime, lengvai konkuruojam su dvitėjom, kai kada jos laimi, bet dažniau mes, nes statybos aikštelėje apdirbimas yra mūsų santvarų žymiai paprastesnis. Teisingiau, nėra jokio. Atvažiuoja, sudeda ir viskas. Ir gali montuoti jau pačią dangą. Dvitėjas sijas reikia statybos aikštelėje supjauti, reikia intarpus sudėti, sujungimo vietose būtinai intarpus dėti. Intarpus turime tarp sijų, kad tarkim yra sijos ir dar dėti skersinukus. Ir tarp sijos ir kiekvieną siją atramos vietoje reikia priklijuoti intarpus. Ok, supratau. Tai, žodžiu, yra papildomo to rankinio darbo. Taip. O jūsų atveju yra tik daugiau mechaninis toks, ar ne? Jeigu yra galimybė su kranu turbūt, ar su fiskaru netgi. Taip. Ir tai, sakykime, 2–3 kartus greičiau vyksta darbas. Gerai, apie laiką paminėjau dabar, jeigu man laikas yra svarbu, ne, aš noriu, pavyzdžiui, esu vystytojas kvartalo ir man svarbu kuo greičiau pastatyti, kad, kuo greičiau pinigus gauti, ar ne? Tai kiek gali būti trumpesnis tas laikas? Tarkim, paimkim standartą, kokį nors šlaitinį pastatą, 150 kvadratų, su įprastom gegnėm. Ir, pavyzdžiui, su santvarom. Tarkim, grybo formos stogas. Kiek truktų maždaug gegininio stogo surinkimas įprastų būdų ir, pavyzdžiui, santvarinio stogo? Iš konkrečių pavyzdžių, iš praktikoj paskaičiuotų, sakykime, gegninius surenka savaitę, santvarinis per 1 dieną. Sekančią dieną jau dedama plėvelė ir stogo danga. Tai čia gaunasi apie 5 kartus greičiau. Jeigu kažkokį mandresnį stogą, išeina apie 2–3 kartus greičiau tas montavimas santvarinio. Nes visi tie pasiruošimo darbai yra padaryti gamykloj. Aha, tai reiškia, jūs viską paruošėt gamykloj, kaip sakant, jūs pasigaminat ir kai žmogus jau jums pasako, kad ok, startas, jau rytoj reikia, kad jūs montuotumėt. Tai reiškia, jūs viską jau turit pasiruošę, atsivežat. O jūs patys montuojat ar ne? Į pirmą klausimą atsakysiu taip, kad viskas paruošta ir atvažiuoja ir iš karto vyksta montavimas. Antras klausimas, kad ne, mes nesam montuotojai, mes esam gamykla, pagaminam ir atiduodam montuotojus. Montuotojus mes dažnai netgi imam į subrangą, jeigu užsakovas pageidauja, kad viskas būtų padaryta iki dangos. Supratau, tai žodžiu, montuot gali ir paties užsakovo žmonės, taip išeitų.
Nu, ta prasme, jeigu jis turi stogininkus, kurie turi patirties tame. Dažniausiai taip ir būna, o dar dažniau patys stogininkai pas mus užsakinėja konstrukcijas. Nes jie žino, kad tai yra greičiau, tai yra pinigėliai į jų kišenę. Ok. Va, sėdi irgi stogų vienas žinovas, gal turi kokį klausimą. Dainiau, čia Dainius vakar buvo labai žymus žmogus, tai va šiandien irgi norėjau paklausti. Gal turit kokį klausimą profesinį, bet kokį suktesnį? Nežinau, kad tu daug... Netikėtai užpultas. Gerai, o ar gali būti kažkokių problemų, pavyzdžiui, eksploatuojant jūsų stogus? Nu, nežinau, pasitaiko, gal jau ne vieną dešimtmetį, man atrodo, jau gaminat ir montuojat santvaras. Jau 18 metų ir problemų jokių nebuvo. Čia prieš kelias žiemas, kai buvo daug sniego ant stogų, tai skambino, ar atlaikys, ar tikrai, va taip ir taip, sakau, nu viskas atlaikys, viskas paskaičiuota yra. Ir tikrai nebuvo jokių niekam Gerai, bėdų. O mes matome, tai yra Veslos stendas, tai šiuolaikiniuose A++ namuose jau saulės elektrinės moduliai yra kaip ir standartas ant stogo, tai kaip jūs šitą klausimą sprendžiat? Užsakovas, užsakydamas stogą, iš karto turi pasakyti, kad bus saulės elektrinės. O jeigu jis nežino? Jeigu jis nežino, tada klausimas jam, ar skaičiuojam papildomą apkrovą, ar neskaičiuojam. Dažniausiai tai būna, kad skaičiuojam, mažą ką gal reikės, bet, o kainoje tai skiriasi, sakykime, stogo konstrukcijų, to pačio, 100-150 kvadratų namo, apie 200-300 eurų bus brangiau. Už visą namą? Ne, stogo konstrukcija. Su saulės baterijom ir be saulės baterijų. Va tai su saulės baterijom bus apie porą šimtų eurų brangiau. Okay. Mes nekalbam apie tokius mandrius su inkilėliais namus, viskas. Standartas. Standartas. Tai tiesiog, kad tam tikrus mazgus mes turim papildomai sutvirtinti, uždėję tą apkrovą berods 20 ar 25 kg į kvadratinį metrą saulės moduliams. Gerai, o saulės moduliai dabar jūs kažkaip juos paruošėt tvirtinimo vietas galbūt, nežinau, ar yra kažkokia čia specifika tame? Ar jūs tiesiog apkrovą įvertinat ir viskas? Mes apkrovą įvertinam ir užsakovas turi stogo konstrukcijų planą. Jis prieš montuodamas tas saulės baterijas pateikia montuotojui tą planą ir jie jau žino, kur tvirtinti, kur gręžti, kur viską. Tiesiog jų ant tų montavimo ten kronšteinų yra vietos slankiojančios ir... Ok, ir dar vienas iš tokių paskutinių klausimų ir tada duosim Dainiui klausimą. Jau sugalvojat klausimą? Sugalvoju, gerai. Tai, o dabar jūs gamyklą turit Klaipėdos rajone? Taip. O ar gali, pavyzdžiui, sakyti Vilnietis pas jūs santvaras ir Vilniui montuoti? Taip. Turim partnerių dėl montavimo ir Vilniui. O transportavimas, čia ta prasme, aš klausiu labiau dėl to, kad ar neišbrangs labai tas visas malonumas? Tai visados užsakovui siūlom skaičiuoti galutinę kainą su transportavimu, su pristatymu į vietą. Ir tas transportas tenai yra apie, gal 1% nuo visų konstrukcijų kainos. Ir jis netgi Klaipėdos rajone pristatymas panašus yra kaip į Vilnių. Ok, o gerai, mes čia kalbam kainą, o apskritai kokia galėtų būti ta kaina santvaro? Paimkim, nežinau, gal kažkokį pats pavyzdį, žinai, kokio ten išdirbtą, kokį mazgą, 100 kvadratų, 150 kvadratų, maždaug kiek gali kainuoti santvarų kaina kokia? Kokia jinai galėtų būti? Labai grubiai, labai priklauso nuo stogo konstrukcijos. Taip, aš suprantu, bet, tarkim, paprastas tas stogas. Tiesiog skaičiuojama apie stogo ploto kvadratinį metrą nuo 15 iki 20 eurų, va tokių standartinių. Tai nuo 15 iki 20, tai tarkim, jeigu turim 100 kvadratinių metrų, tai kas čia apie porą tūkstančių? Jo. Bet tai jeigu namas 100 kvadratinių metrų, tai stogas bus apie 120-130. Taip, jeigu šlaitinis. Jo. Išsikišimais. Ok, supratau, tai nežinau, čia nepasakyčiau, kad labai brangu. Ne, čia visai nebrangu. Ir jeigu skaičiuojant, sakau, visą konstrukciją, visą kiek statyboje laiko, kiek susitaupo, kiek medžiagų, kiek tvirtinimo elementų visokių, tai santvaros yra pigiau.
taip, jeigu užsakovas lygins su mediena, kurią jis atsivešiu pigiau, bet tada jisai sumokės papildomai už visus tvirtinimo elementus, už mazgus, už montavimą sumokės 2 kartus, nes mokės už perdengimo montavimą, mokės už stogo montavimą. Aš žinok, dar Vytautai dar neseniai turėjau tokį vieną klientą, kuris sako, turiu savo mišką, tai sako, aš pasigaminsiu stogą iš savo miško. Tai aš taip, taip pakėliau akį biškį, ar šiais laikais čia dar įmanoma, netgi ir turint savo mišką, kažką išspaust pigiau, tarkim, negu jūsų atveju. Nes mes jau tokius atvejus senai nebeturėjom. Buvo kažkada paskutinis prieš kokį 10-11 metų, kai iš savo miško žmogus statėsi, aš pasistatysiu pigiau. Tai iš tikrųjų jam išėjo brangiau. Kitą atvejį turėjom, kai savo mišką atvežė ir mums padarykit iš to miško. Tai ir suvargom ir mes, ir žmogus, ir vėl jam išėjo brangiau. Nes, sakykime, kai eina visa gamybos eilė nustatytais tais procesais, kad mediena patenka į stakles, jas apdirba, išdžiovina, kad pas mus irgi automatizuotas supjovimas vyksta tam tikrų išmatavimų, ne taip belė kokio ten iš miško supjauto. Ir viskas laikas pinigai. Supratau. Dainiau, prašom. Vienas klausimas, statomi dideli angarai ir ar yra šiuo metu sprendimas, kad jūs medieną užtikrinat stabilumą nuo vėjo apkrovų, ar reikia dar metalo kažkokios stižinės konstrukcijos? Įgarsinsiu, kadangi video filmuojam, tai statant angarą ir naudojant medinės konstrukcijas, ar reikia dar jūsų atveju kažką papildomai iš metalo naudot? Teisingai? Kažkokias ryšius naudot papildomus, ne medinius, nesantvarinius. Jeigu būtent medinių konstrukcijų projektavimas prasidėjo projektavimo stadijoje statinio, nereikia. Jeigu tai yra jau suprojektuota, tam tikro aukščio, tam tikro, kur medis neišlaiko, tada turim daryti intarpus. Bet vienas iš paskutinių pavyzdžių, tai sporto salės darėm 24 metrų tarpatramio, vien iš medinių konstrukcijų, visa stogo konstrukcija. Kaip tokie atvejai, kai žinom, kad statosi žmogus namą ne visai pagal projektą ir kažkiek jisai nukrypsta nuo to projekto, tai paskui santvaras, ar jūs atvažiuojate, persimatuojate, ar tada turi klientas ir duoti tikslius matmenis pasikeisti? Patikslinsiu, tai tarkim, jeigu buvo projektas A laida ar ne, ir jis eigoj pakeitė projektą šiek tiek, sienos pasistumdė, nors jūs jau esat pasiprojektavę ir pasiūlymą pasidarę pagal pirmąją versiją projektų. Tai ar jūs dar atvažiuojate į vietą papildomai apsimatuot, kad vis tik tais maža ką, tas užsakovas gal iš tikrųjų stipriai tas sienas pakeitė ir jums nebebus kur padėtos savo santvarus? Dažniausiai važiuojam pasimatuoti, netgi tuo atveju, jeigu užsakovas nėra tikras, ar čia keitėsi, ar čia nesikeitė, nežinau. Tai mes važiuojam pasimatuoti ir pagal faktą, automatiškai tas pasiūlymas gali koreguotis tiek į didžiąją, tiek į mažąją pusę, nes pasiūlymas yra pasiūlymas. O tada jau pagal faktą prieš gamybą mes jau turim įsivertinti visus pakitimus. Gerai, laikas mūsų baigėsi, tai ačiū Vytautui. Dainius, matau, įsijautė, tai biškai jau sustabdysim Dainių. Dar turi daug klausimų. Gerai, tu kitiem pagalvok. Gerai, tai ačiū Vytautai ir sustiksim už, man atrodo, 15 minučių.